Pusruginės duonos kepimas. Praktinio darbo tikslai. Išaiškinti darbų saugos ir higienos reikalavimus, dirbant su tešlos formavimo, ruošinių kildinimo ir kepimo įranga ir įrankiais. Žinoti įrankių ir įrengimų paskirtį, jų išdėstymą ir eksploatavimo reikalavimus. Savarankiškai formuoti tešlą, ruošinius dėti į formeles. Gebėti pusruginės duonos ruošinius pašauti į kepimo krosnį ir iškepti duoną. Praktinio darbo uždaviniai. Mokiniai, išklausę darbų saugos ir asmens higienos instrukcijų reikalavimus, gebės saugiai, savarankiškai ir atsakingai dirbti. Išklausę mokytojo aiškinimą apie gamybos procese naudojamus įrenginius ir inventorių bei jų eksploatavimo reikalavimus, mokiniai atliks konkrečias užduotis. Išnagrinėję pusruginės duonos gamybos technologinę schemą, mokiniai gebės savarankiškai tešlą dalinti, suteikti į formą, stebėti ruošinių kildinimo eigą ir kepimo procesą. Gebės savarankiškai jusliniu būdu įvertinti iškeptos pusruginės duonos kokybę. Priemonės užduočiai atlikti. Mokomojoje duonos kepimo laboratorijoje arba įmonėje esanti tešlos dalinimo, formavimo, ruošinių kildinimo ir kepimo įranga, inventorius, darbų saugos ir asmens higienos instrukcijos. Sanitariniai higieniniai reikalavimai. Mokinys turi dėvėti specialiuosius drabužius, chalatą ar palaidinę ir kelnes ir specialiąją avalynę neslidžiu padu. Dėvėti galvos apdangalą, kad plaukai būtų pilnai po juo paslėpti. Darbo metu draudžiama nešioti žiedus, auskarus, grandinėles ir kitus papuošalus. Specialiuose drabužiuose ir plaukuose neturi būti smeigtukų ir kitų pašalinių daiktų. Griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų. Plauti rankas prieš darbą, darbo metu šiltu vandeniu, jas dezinfekuojant specialiosiomis dezinfekavimo priemonėmis. Laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų. Palaikyti ir prižiūrėti patalpų ir grindų švarą. Veiksmai prieš darbo pradžią. Apsivilkti specialiuosius drabužius taip, kad jie netrukdytų judesių, užsisegti visas sagas. Užsidėti galvos apdangalą, apsiauti specialiąją avalynę, nusiimti papuošalus. Asmeninius drabužius, daiktus ir avalynę pasidėti į spintelę. Būtinai nusiplauti rankas. Patikrinti, ar tvarkingi darbo įrankiai ir įrengimai. Įsitikinti, kad grindys sausos, neslidžios, takai neužkrauti pašaliniais daiktais, kurie trukdytų vaikščiojimui. Pastebėjus bet kokį sveikatai gresiantį pavojų, nedelsiant pranešti mokytojui. Darbo eiga. Susipažinti su darbų saugos reikalavimais. Susipažinti su tešlos dalinimo, formavimo, ruošinių kildinimo ir kepimo įranga ir žinoti jų paskirtį. Perskaityti ir įsidėmėti pusruginės tešlos dalinimo, formavimo, ruošinių kildinimo bei kepimo pagrindinius aspektus. Užminkyta tešla dalijama dalinimo mašinomis arba rankomis. Tešlos pusgaminiai, ruošiniai, dedami ant lentelių, formelių arba skardų, pateptų aliejumi. Suformuoti ruošiniai dedami į kildimo spintą, kad pakiltų. Paviršius apšlakstomas vandeniu ir apibarstomas kmynais. Arba ne. Duona kepama 40-60 minučių. Krosnies temperatūra 180-220 Celsijaus. Ruginės duonos kepimas. Ruginė tešla dalinama tešlos dalinimo mašina arba rankomis. Duonos ruošiniai dedami į ajerų lapais išklotas formeles arba skardas, kildomi kildimo kameroje, kur santykinė oro drėgmė 68–70 procentų. Temperatūra 32–34 Celsijaus.
Ruginė duona kepama 40-60 minučių 230-250 laipsnių temperatūroje.